Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami, artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Noriu pratęsti šiek tiek temą apie iš Baltarusijos atskrydusio dronų ataką Lietuvos teritorijai. Miesto ataka. Ir yra momentų, kuriuos aš toj laidoj pirmoje nepapasakojau. Tai pavyzdžiui, kas yra su dronais, ne? Kad ten buvo kalba apie tai, kad viliama kažkas silpnaprotis. Viliasi, kad droną suras grybautojai. Aš vos neiškritau, pamatęs tą antraštę. Dabar galvokim sekančiai. Masinio debilizavimo priemonės nuolatos aiškina, kad rusai yra labai blogi žmonės, labai šitie klastingi, bjaurūs teroristai, šlykštus, kraugeriai ir visa kita. Ir karts nuo karto pasitaiko naujienų apie tai, kad vakarai naudojas, man atrodo, gal Arbaitis yra kalbėjęs, ne, Arbaitis iš kitos pusės yra kalbėjęs. Gerai, esu girdėjęs šitų nemažai pranešimų apie tai, kad yra naudojamos minos ir sprogstamai įtaisai įvairūs, kurie suveikia nuo magnetinio lauko. Tai yra, jeigu atėjo karys, eina link to sprogstamo įtaiso, tarkim, su automatu, su metalinė saktim, su peiliu, su dar kažko, žodžiu, tas sprogmuo, esantis įtaisas, tame sprogstamame įtaise, tas mechanizmas sugeba nuskaityti magnetinio lauko pasikeitimą ir priartėjus per tam tikrą atstumą sudetonuoti. Tai jeigu jau rusai yra tokie klastingi, o jie negalėjo į tą droną pridėti tokių sprogstamųjų medžiagų, tam, kad jeigu kažkas priėjo, kad jis nukentėtų būtinai. Nes, pavyzdžiui, kaip Abraitis aiškina, Rimas Abraitis, kuris buvo Ukrainoje, ten viskas užminuota. Rusai viską minuoja, viskas daro slaptas bombas, jas padaro taip, kad negalim būtų išimti ir kad susisprogdintų. Puikus pavyzdys mūsų šitas krabarankis Bartoševičius, kuris neteko galūnės šitų elementų Ukrainoje, čiupinėdamas kažką. Jiegi viską, rusai viską minuoja, viskas daro, tie kraugeriai, jiems nesvarbu, kas paims vaikas, grybautojas ar dar ten. Tai dabar jūs norit pasakyti. Tiksliau, nenorit pasakyti, o pasakė kažkoks aukštas pareigūnas, kažkoks debilas, išgama. Pasakė, kad tikimės, kad tą droną suras grybautojai. Ir ką, grybautojas atėjo su savo to peiliuku, pamatė, priejo arčiau, jis nežino, per kokį atstumą galimas daiktas, net nematė, jisai kažkur guli šitose žalumoje. Praeinant jam pro tą droną, kas bus? Jis sudetonuos. Tai jūs dabar norit pasakyti, kad žmonės turi jų ieškoti, ne? Ir kas bus su jais, jeigu jau rusai tokie kraugeriai? Iš to galima daryti dvi prielaidas. Arba jam absoliučiai neįdomus jo kaip šalies piliečių, kuriuos jisai turėtų atstovauti, kuriuos jis turėtų ginti gyvybės. Arba rusai netokie ir klastingi, netokie ir kraugeriai. Nes yra kažkokia dviprasmybė, ne? Kitas momentas. Iš vaikystės Batikas toksai yra, Batikos meistras, nesakysiu jo pavardės, bet žodžiu, žinomas Lietuvos Batikas pasakojo, kaip jisai vaikystėje su draugu surado kažkokių sprogmenų, pasidalino, du vienodus rado. Pasidalino jie ir kaip iš anekdoto, Petrai, ką ten darai? Davai kažką radau, taigi čia granata. Tu ją pjauni, taigi jinai gali susprogti. Tai nieko baisaus, aš dar vieną turiu. Tai va taip ir ten. Jie pasidalino tais sprogmenimis, išsuko detonatorius. Ir va tas, kuris man pasakojo, Batikas, sako, aš paėmiau, parsinešiau namo, su pjūkliuku atpjoviau, ten iškrito spyruoklės, dar kažkokias ten, kaip, įdomu, taip. Kitą dieną atėjau pas draugą. Draugas sako, va, aš čia bandžiau išardyti, nesigauna. Sako, aš paėmiau, tiesiog perpjau. Kur čia pjovai? Ai, va, čia. Na, ir sako, pradėjo pjauti. Tas pažįstamas mano.
Sako, atsisuku, bam, šitą kaimo triobos kampe, ten langai, apšviesta, jisai tas draugas jo kamputė atsisėdo ir pėlavojo. Ir sako, atsisuku, bam, rankos ir nulaksto. Nu ir viskas, ir vaikas liko be rankų, ties čia, abidvi rankas. Ten nedaug kas iš jų liko, tai teko jas amputuoti. Ir viskas. Tai aš kodėl tai pasakoju? Tokių istorijų buvo apšiai. Pavyzdžiui, Lietuvoje kažkas čia buvo vienas rinko sviedinis, jos ardydavo ir pridavinėdavo į metalą. Ir vieną kartą ten nuėjo pasižiūrėti, kaip jis jos ardo. Nu, eina pažiūrėti, nuėjo pažiūrėti. Ten 3 ar 4 lavonai vietoje iš karto viską ištaškė, nieko neliko. Nu, žodžiu. Tai jo. Tai pabandykime įsivaizduoti, kad tai gerai laikai pasikeitė. Kardinaliai, stipriai pasikeitė, kad vaikai jau nebe tokie, kaip kai aš augau, kai vyresnė karta augo ir turbūt ten jūs irgi turi tokių įdomių istorijų, kas galėtų papasakoti iš mano žiūrovų, nes žinau, kad jūs šiek tiek ūgesni. Tai tokių istorijų mūsų laikais buvo apšiai. Aš jau gyvenau, nu, ta prasme, jau mes, nu, tokių žmonių kaip aš buvo, nu, ta prasme, tokių žmonių kaip tas, kuris man pasakojo, buvo gerokai mažiau mano laikai, nei anksčiau. Ir pas mus ir tai pasitaikydavo. Taip balkoną vieniem išpūtė, kitiem pirštai nulakstė, Rusy visas sienas, tas nesienas, durys išpūtė. Tai vis tiek pasitaikydavo, kažkas kažką darydavo ir vat, ačiū Dievui fejerverkai atsirado, tai bent jau tų sužalojimų šiek tiek mažiau, nei tada, kai darydavo visą tai patys 90-aisiais. Tai laikai pasikeitė gan stipriai, ne? Ir dabar, kodėl aš sakau, kad ačiū Dievui? Todėl, kad anais laikais surastų tą droną, išardytų patys. Niekam nesakė, nusitystų namo, kaip atsimenu 90-aisiais buvo istorija, kai kažkas sugebėjo, buvau prisiminęs visai neseniai čia, kaip kažkas sugebėjo urano kasetę parsinešti namo, ją supjaustyti, išlupti iš jos uraną ir kažkokiu neaiškiu tikslu laikė garaže. Ignalinos čia, man atrodo, rajone ar Molėtų buvo. Nu, žodžiu, kad buvo ten tokia istorija, kad ieškojo. Tai vat įsivaizduokit, vat tokie va žmonės, ne? Rado tą droną, prasitėsi namo, o ten 400 kg, ne 400, atsiprašau, ten, nu ten, kad ir 80 kg trinitrotololo, TNT, tolo, trotilo, kitaip sakant. Nu, jis prasinešė į daugiabučio namo rūsį ir išardė jį. Ir kažkas jam nepavyko. Nu, tai tas visas namas susidėjo. Greičiausiai. Nu, gal ir ne. Nu, žodžiu, aš ne specialistas, bet, žodžiu, planas kaip šveicariškas laikrodis. Nu, jisai nuostabus buvo. Tiesiog, va tokie pas mūsų vadovybė yra mūsų šalies. Vietoj to, kad pasakytų, jeigu pamatėt, nedaug dievė pamatėt, bėkit. Bėkit nuo to drono, kaip galima toliau, neaišku, kas jame yra. Ar jūs jau tokie nuostabūs specialistai ir jūs tiksliai žinot, kas ten nieko nėra. Galimas daiktas. Nenustebčiau, kad jūs visą tai žinojot, kas ten yra ir ko ten nėra. Kas dar su tais dronais? Nu, masinio debilizavimo priemonės teigia, kad dronas Gerbera labai panašus į droną Shahed. Į Shahedą panašus kitas dronas. Vadinasi Gerань. Gerань yra pelargonija. Taip, jie yra praktiškai, nu, spalva skiriasi. Nu, grubiai sakykime taip. Jeigu iš nuotraukų žiūrėti, jie labai panašus. Bet Gerbera ir Shahed, 136 berods modelis, gan stipriai skiriasi. Skiriasi ganėtinai stipriai. Tai, nu, vėlgi, mūsų masinio debilizavimo priemonės ir momentas. O tai kodėl mūsų visi šitie ekspertai, specialistai nepasakė, kad taip nereikia kalbėti? Kodėl nepataisė? Ar jie nežino galbūt? O galbūt tikslas visai nėra kažkaip, nu, žmonės šviesti, o yra tiesiog tikslas masiškai juos debilizuoti, daryti silpnapročius. Rado Gaižiūnų šitą poligonę. Puikiai apsaugoti mūsų šitie vokiečių kariai. Puikiai jie apsisaugoja patys. Kas ten dar? Vaikšnoras, man atrodo, pasakė. Ar kažkas ten iš šitų mūsų vėlgi aukštų pareigūnų. Mes jo nenumušinėjome, nes ne Vaikšnoras.
Tuoj galbūt surasiu, lūktai. Nu, paklausykime, ką čia mums pasakoja mūsų šalies kažkoks Baltrėnas, man atrodo. Mes negalim, kaip buvo paminėta šią savaitę, į kairę, į dešinę šaudyti be jokių taisyklių. Tai, kad sistemos kaip tą naikinti yra taip, bet numušimas taikos metu demokratiniai valstybei, jisai turi labai aiškius algoritmus, labai aiškius sprendimo priėmėjus, su visom iš to išplaukiančiom pasiekmėm ir rizikomis. Didžiausia rizika, kad iššovus, ar tai būtų raketa, ar tai būtų paprastas kulkosvaidis, kuris naikintų, kas yra Ukrainoje beje, mes nekontroliuojam, kurioj vietoj nuskris raketa, kulka ir kokios iš to išplaukiančios pasiekmės oro erdvėje. Tai yra civiliniai orlaiviai, maži lėktuvėliai, dienos pabaigoje ta pati raketa naikinant paprastą droną, kuris gali būti atsitiktinis išskrendantis iš Baltarusijos, raketa gali susprogti Baltarusijos teritorijoje. O dabar what a twist, kai sako amerikiečiai, buvo vienam amerikiečių filme pieštiniam tokiam. O čia tai posūkis. Dabar žiūrėkit. Masinio debilizavimo priemonės nuolatos aiškina, kad rusai apšaudė gyvenamąjį namą, nugriovė, šovė į gyventojus, šovė į ten prekybos centrą, šovė dar kažkur, raketos krenta ir va čia tikslas jų naikinti, kraugeriai, rusai šlykštinės išgamos. Dabar šitas aiškina, kad žiūrėkit, tos mes vat išleisim ir neaišku, kur jinai nukris. Ukrainoje, matot, jie išleidžia ir tiksliai žino, kaip numuša tas dronus, visus sunaikina, pukšt, šauna į droną ir iš jo nieko nelieka, tik pukšt ir dūmas, šnipštas. O vat Lietuvoje, jeigu mes pabandysime numušti droną, neaišku, kur nusileis ta raketa, ką mes dar nužudysim, pribaigsim ir ar iš vis mums pavyks tą droną numušti. Gerai, jeigu mums pavyks užkabinti tą droną, neaišku, kur jisai nukris ir kiek žalos pridarys. Man patinka debilai. Jie, va, tik leisk jiem kalbėti, jie patys save sudegins. Jie patys išsiduos. Svarbu nestabdyti jų. Leiskit, va, tegul kalba. Ir visi jų tie melai išlenda, va, 1-2. Jūs gal kažkokį jungtinių masinio debilizavimo priemonių štabą įkurkite ir dėliokite ant sienos, taip, kaip mėgsta amerikiečiai filmuose rodyti. Čia va, pas mus viena nuotrauka ir nuo tos nuotraukos eina šniurelis prie kitos kažkokio įvykio ir jūs susidėliokit, ką jūs meluojate. Nu, kad nesigautų, kaip dabar gavosi, nu. Lietuvos teritorijoje negalime numušinėti dronų, nes matot neaišku, kas po to bus ir kiek pridarys tai žalos. O Ukrainoje, prašom, numušinėja, daužo viską ir nieko. Tengi pas juos tai rusai kalti. Ruskiai tos žmonės civilius žudo, vat, labai reikia atsiųsti raketą apie 3000 km ir dėl 5 žmonių. Vat jiems labai reikia. Ne? Kas dar? Tai pamastysiu, pagalvosiu. Nesupraskit manęs neteisingai. Aš nepalaikau Rusijos, aš nepasisakau. Žodžiu, aš tiesiog matau, kad žmogus akivaizdžiai, tiksliau ne žmogus, Lietuvoje įtakingų žmonių grupė akivaizdžiai man meluoja. Ir jie tikisi, kad aš tuo patikėsiu. Negana to, jie labai pyksta, kai aš tuo netikiu. Jie labai pyksta, kai netiki kiti žmonės. Jie įdeda pastangų, pavyzdžiui, Ramanauskas piktinosi, kad kiek daug vatos priviso ir jie netiki tuo, ką mes šnekame. Jie kažkaip kitaip galvoja dabar. Mes ką nedarom, kaip šitas, aš dariau laidą apie Tikhanovskį. Mes kokias nesąmonės nešnekam, o jie nebetiki ir aš nežinau, ką daryti. Ir man reikia kažkaip atidirbinėti pinigus tos, tai ką man davinėja ir aš jau, tai liksiu be darbo, jeigu daugiau tokių protingų žmonių bus. Jeigu žmonės manim nebetikės ir nebedarys tai, ką aš noriu ir nebeveiks mano tas masinio debilizavimo metodai, nebeveiks, tai liksiu be darbo. Mangi moka už tai, kad aš iš žmonių durnius daryčiau. Reikėtų kažkada, tiesa, dar reikia laidą padaryti apie Bartašiūnaitę ir kvailus žmonės. Jo. Tai žodžiu, tokia įdomi
kvapą gniaužinti, kraują stingdantį situaciją pas mus susidėliojo. Ką jam dar papasakoti? Tai žodžiu, apie Rusiją, kad čia kalba eina ne apie Rusiją, čia yra kalba eina apie mūsų aukšto rango pareigūnus, apie masinio debilizavimo priemonės ir apie bendrą viešąją erdvę, kad mus kvailina, bando apkvailinti. Bando mane asmeniškai, aš kalbėsiu tebūnė iš savo pozicijos, ne bendrai apie visus. Jie bando mane apkvailinti, aš nepasiduodu jų bandymams. Ir jie tada pyksta, koks jisai negeras, jisai mūsų neklauso. Nu, jūs kažkaip meluokit, išmokit meluoti. Jūs sakau, pasidarykit grafiką kažkokį schematinį, principinę schemą. Nu, kaip mokykloje, ten planelį susidarykit, ką jūs kada meluosit. Ir kaip tie melai turi vien su kitų sueiti, kad jie nesigautų kaip čia. Ten Ukrainai, matote, visus dronus ukrainiečiai numuša, o rusai tiesiog šaudo į gyvenamosios namus. A vat Lietuvoje, jeigu pabandysim numušti droną, mes galim ir žmonės, ir lėktuvus galim numušti, ir galim ir neaišku išvis, kuo tai baigsis. Galbūt mes iš viso šausim ir ten nuskris iki Rusijos federacijos, o mes juk nenorim, mesgi galim Kaliningradą nukauti ten, užkariauti per 2 dienas, per 2 akimirkas, žodžiu, galim, bet nedaug dievė tas dronas nuskris iki Baltarusijos. Šiandien.